Anželika, labai aktualus klausimas. Kodėl yra blogai, kai skelbimas kaba daugiau kaip 3 mėnesius, bet už tą didelę kainą? Nu dabar žiūrėkit, tiesiog labai paprastai paaiškinsiu. Jūs matote, jūs užeinat, tarkim, Aruodą, nežinau, Realu, tai be skirtumo, dažniausiai aišku Aruodą, išfiltruoja tos skelbimus, visą kitą, tarkim, noriu surasti būtą kokį ar ten namą, nesvarbu. Ir jūs pradedat žiūrėti, kad aha, va šitas tik ką keltas, šitas, pavyzdžiui, ten dar kažkiek kabo ir žiūriu skelbimas, tarkim, 4-5 mėnesiai. Ir jums iš karto kyla įtarimas, o kodėl šitas objektas taip ilgai dar neparduotas? Tada yra iš karto dvi mintis galvoje. Arba tai yra per brangus objektas, kas dažniausiai būna tiesa, arba su juo kažkas yra negerai. Nes jeigu būtų geras objektas, jis jau seniai būtų parduotas. Tai vat noriu pasakyti, kad tai ne visada yra tiesa. Dėl kainos taip, dėl to, kad turtas kažkoks negeras, ne. Tai vat noriu tiesiog pasakyti, kad dažniausiai, vat netgi ir mes kaip brokeriai, mes negalim duoti, aišku, garantijos, už kiek bus parduotas tas turtas, bet mes duodam tokį kaip terminą ir savo, ypatingai jeigu tai yra būtas, 3 mėnesiai, nes per 3 mėnesius yra įmanoma įvykdyti pardavimą. Jeigu praeina virš 3 mėnesių ir tarkim jūs dar būto, aš ne apie namą kalbu arba sklypą, jeigu jūs dar būto nepardavėt, aš jums garantuotai galiu pasakyti, kad 200%, kad jūs nustatėte neteisingą kainą. Todėl, jeigu, pavyzdžiui, praeina 3 kokios savaitės, nes čia toks būna bandomasis laikotarpis objektų skelbimų ir jūs matot, kad per 3 savaitės jūs negaunat pakankamai skambučių. Nei vieno skambučio. Nei vieno. Taip, ta prasme, nepakankamai taip, nei vieno skambučio, nėra susidomėjimo, susimastykit, pas jūs yra tiesiog didelė kaina, jūs nebijokit mažinti. Nes tada, žinot, mes turim grįžti prie to klausimo, ar norit parduoti ar pardavinėti. O čia yra labai esminis dalykas. Todėl sakau, kad tikrai nereikia bijoti pamažinti, nes sakau, kabės ilgiau, žmonės galvos, kad kažkas negerai yra su jūsų turtu. Nors jeigu ten bus su rūmai, su geru remontu ir visa kita, bet jeigu taip ilgai kabės, patikėkit manim, bus dar blogiau. Ar sutinki? Jo, aš sutinku. Ta prasme, faktas, kad brangesnis turtas parduodamas ilgiau gali būti, kad ne 3 mėnesius užtrunka. Nu taip, brangesnis, bet vis viena, aš irgi skaitau, kad tas 3 mėnesiai yra pakankamas laikas išbandyti. Ta prasme, pabandyti parduoti už tą norimą kainą, bet faktas, ta kaina turi būti reali. Ta rinkos kaina, ne per didelė. Nebūkit kosmonautais. Tikrai taip, bet žmonės dažniausiai, žinai, pabando gauti kai dažniausiai ir patys bando parduoti tą maksimumą, kiek jiem reikia. Jiem reikia tokią sumą, žinai, o būtas tiek nevertas, net vertintojas tiek neįvertins, tarkim. Taip. Ir tada, problema, nes tiesiog kaba ir, kaip tu sakai, ir bus gale. Ir žmonės kartais nedaeina. Jūs supraskit, kad jeigu 5 puslapiai, tai jie arba išfiltruoja jau labai minimaliai, kad, tarkim, 1 aukštas tinka, jeigu čia apie būtus, ne, arba, tik 1 aukšto ieško, taip, arba atvirkščiai ieško iki 2 aukšto, tai jie išfiltruos, tai faktas būtų sumažės. Bet jeigu jie tiesiog žiūrės ten, tokie tai rajonai, nežinau, kaip čia pasakyti, ta prasme, visi rajonai tinka ir nesvarbu, kuris aukštas, kvadratūra irgi nesvarbu, ten kaina gal apribos, tai jie gaus 5 puslapius. Tai jie kartais iki galo nedaeina. Arba reikia filtruoti ten atskirai, yra irgi ten pagal kainą, pagal skelbimo tą įdėjimo, ne, kad senesni bus apačioj, naujesni viršui kažkaip ten galima. Tai ta prasme, aš sutinku, kad kaip per ilgai, tai reikia daryti kažką. Čia, žinot, aš dabar labai noriu nekorektiškai pajuokauti, kad, pavyzdžiui, kai vyras ar moteris ten 35 plus metai ir dar nevedęs netekėjusi, ne, ir, tarkim, vis išsirinkinėja savo tipą, pas šitą, pavyzdžiui, nosis kažkokia kreiva, čia, ne, kažkoks tai plikas, čia, gal dar kažkas negerai. Tai gaunasi, kad žiūri ir jau galvoja, 35 plus metai jau kažkas negerai su žmogum reiškia. Čia tas pats ar su nekilnojamu turtu, aš suprantu, gal nekorektiška, bet iš tikrųjų principas yra tas pats. Todėl tiesiog sakau, labai gerai pagalvokite dėl tos kainos. Ir jeigu jums reikia padėti nustatyti tą kainą, tai galite drąsiai kreiptis į Silviją arba į mane, kontaktus tikrai rasite, tai va, ir padėsim. Ir žinokit, jeigu vėliau netgi su jumis bendradarbiausim, tai tikrai žinokit, jums tas vertimas nieko nekainuos, tai tikrai bus mūsų kaip
dovana tokia jums. Tai kreipkitės, rašykite.